Sveiki, mylimieji, Dievo žodis Biblija, bet šiandien kita istorija. Žino, tokia sėkla yra bambuko, kuri 5 metai sėdi žemėje ir po 5 metų pradeda dygti. Bet kai prasikala, po metrą, kiekvieną dieną, metras ir per mėnesį pilnai galima jį panaudoti, kur reikalinga. Tai tokia sėkla. Ir šiandien bus toks trumpas liudijimas apie fondą. Aš dariau tokį projektą, My First Million vadinosi, ir mano pirmas milijonas, kai aš norėjau online mokyti žmonės ir rodyti realiai, kaip aš uždirbsiu 1 milijoną. Pasisamdžiau profesionalius operatorius ten ir taip toliau, profesionalias filmavimo kameras, darėm ten tokius filmus ir panašiai. Suinvestavau daug pinigų ir Dievas sudaužė man tą projektą į šipulius ir ten su skolom, su viskom, su pykčiais išėjom ir marketingo ten kompanija buvo, žodžiu, kosmosas. Tada kažkaip viduj paragino Dievas atidaryk fondą. Sakau, ne, ačiū, jokių man fondų nereikia, bet sako, čia bus pagal krikščioniškas vertybės mokymai ir panašiai. Bet mano širdį dar buvo toks kirminėlis, kad aš, kaip pasakyti, piktas, dar toks neturintis tokių resursų, kad galėčiau tą fondą finansuoti iš kažkur, tai tie mano verslai visi sužlugęs, subuvę, aš visas toks purvinas, juodas, o čia man fondą reikia daryti. Gerai, ten ofisai kažkokie buvo duoti Dievo ir taip toliau, tai buvo sąlygos iš tikrųjų geros. Bet tokių finansinių galimybių stiprių nebuvo. Ir kai Dievas paragino, aš jau važiavau uždarinėti ant ofisą Londone ir sako, neuždaryk to ofiso, palik. Tai aš tik tais pakeičiau pavadinimą ir atsidarėm tą fondą. Bet buvo taip, kad aš pasakiau, sakau, aš nekišiu nei 1 cento į tą fondą ir čia tavo projektas, tu jeigu nori, tu ir laimink, tu man atsiųs tos pinigus. Taip guliu vakare vieną vakarą, galvoju, kaip čia dabar yra viskas. Gal ir gera idėja tavo Viešpatie, gal ir gera valia tavo. Pabandom. Ir sako, padaryk tų pinigų paaukojimo tokią akciją per Facebooką. Tiesiog žinojau tokią funkciją, kad galima paaukoti ten kažkokiam fondam, kažkokiam labdarai ir taip toliau. Galvoju, Dieve, kaip man tą padaryti? Taigi žmonės nušaus mane, aš čia ką tik milijoną rodžiau, dabar prašau pinigų ten, ypač artimieji. Tu kvailys, kuo tu čia gyvensi iš kažkokių lėšų, ką čia sugalvojai iš kažkokių paramų ir panašiai. Ir buvo žiauriai sunku, galvoju, bet vis tiek per tą kažkokį prievartą laužiau save ir galvoju, reikia padaryti. Ir žinot, kai aš padariau, aišku, daug kas atsisakė, bet buvo žmonių, kurie iš tikrųjų davė tų pinigų ir iš Amerikos atsiuntė, kunigas vienas, tam fondo atidarimui. Ir pagal visus oficialius duomenis 9 oktobro, 9 spalio 20 metų. 20 metais, tai 5 metai atgal tas fondas įsikūrė. Ir žinot, iškart Dievas atsiuntė. Aš pradėjau ten ieškoti sponsorių, draugų, ten tai panašiai tam fondui ir atsiunčia bažnyčią man Čikagos. Ta bažnyčia 100 metų senumo, apleista, jau ten išnykę tie tikintieji visi ir lietuvė, sesuo Kristuje, pastorė Aušrelė, susipažinom, sako, aš nežinau, kaip galim tau padėti, bet sako, mum yra. Sakau, ačiū Viešpatie, kaip noriu šito projekto. Subūrėm komandą, tų trustee vadinamų angliškai, lietuviškai globėjų. Padarėm ten viską, paymentus, mokėjimo ten platformas ir panašiai, kad galėtų žmonės aukoti. Įsivaizduokite, Lietuvoje renkam lėšas Čikagos bažnyčiai restauruoti. Dievo nėra neįmanomų dalykų. Tai aišku, ten močiutės visos ir panašiai ten
kažkokia nesąmonė, mes čia lietuvių ubagai, taip ir būsim ubagai, jeigu nesugebėsim duoti. Nemokėsi duot, negausi. Nes yra principas, duok ir gausi. Nemokėsi sėt, nieko nenupjausi. Sėdėk prie tos dirvos kiek nori. Jeigu nieko nepasėjai, ką tu ten pjausi? Nieko nenupjausi. Jeigu niekam nepadavėjai, kaip tu gausi, kas tau duos? Suprantat? Mažai yra, nuo mažų dalykų, ką euro gaila, blemba. Taigi net, ne kažkam duodi, savo duodi. Gaunasi toks ratas. Aš duodu, gaunu, aš duodu, gaunu. Ne kai gausiu, duosiu, bet aš duodu, gaunu. Turiu vieną, duodu vieną. Turiu 5, duodu 5. Nuo 100, tarkim. Ir čia labai paprasta, čia Dievo įsakymai. Ir, šiandien aš toks agresyviai galbūt sakau tai, bet taip yra. Ir tai veikia, ir tai yra išbandyta. Ir žinot, pasidaviau aš. Tiesiog pasidaviau, nes buvo aplinkybės tokios, kad, negalėjau, man vis tiek reikėjo kažkokį darbą dirbti, kad galėčiau, tą fondą, nes iš fondo išgyventi, tai yra, jisai toks kaip ir paramos fondas, jisai nėra pelno siekiantis. Ir, visiškai pasidaviau ir užsidarė tas fondas. Bet ne širdį, o tik tais juridinis asmuo. Ir vėl Dievas. Ir vėl mane ragina, ir vėl ragina. Bet žinot, kažkaip prasidėjo tokie palaiminimai kitokie. Per tą visą, kol aš buvau ta sėkla, kaip tas bambukas, to žemėje 5 metai. Aš augau Kristuje, mokiausi. Atėjo davimas, gavimas, atėjo sėja, atėjo pjūtis. Aš visus tos procesus praėjau pats. Ir tai yra palaiminimai tokie ypatingai tiesiog. Ir jeigu atsimenat, kad Adomas be prakaito dirbo, valdė rojuje, ne? Edeno sode. Ir po to, kai išvijo Dievas iš Edeno sodo, sako, dirbsi, valgysi duoną savo prakaitu. Reiškia, rojuje jisai neprakaitavo. Ir kai Kristus atėjo ir išgelbėjo mus, mes turime dvasinį rojų. Ir visi principai dvasiniai, visi surašyti Biblijai, kurie veikia šiandien. Ir tas dvasinis rojus ateis ir fizinis, kai Jėzus ateis antrą kartą. Bet dabar dvasinėme rojuje mes labai daug ką galim padaryti. Ir mes galim ir be prakaito padaryti. Gal truputį. Darau video, šilta darosi. Prakaitas. Bet ta sėkla pradėjo augti, žinot, ir vėl aš kažkaip, tada aš jau nesakiau Dievui, nepykau, kad Dieve, aš neturiu pinigų tam fondui ir neduosiu. Bet aš jau investavau, aš jau turėjau. Ir dabar galiu laisvai daryti tai, ką Dievas prašo, todėl kad yra palaiminimo šaltinis, per kurį ateina srautas finansinis, kad mes galėtumėm tą tęsti darbą. Ir fondas tikrai suinteresuotas kelti mūsų pasąmonę, kelti mūsų dvasinį lygį finansuose, kelti mūsų dvasinį lygį versle, eiti su Dievu išvien ir daryti Dievo darbus. Žinot, ten kur trys kaip virvė iš 3, kai susukė, jinai tvirtesnė, ne? Tai Biblijai galim rasti irgi tokias eilutės, kur susijungsite 2 mano vardu arba 3 ir aš ten būsiu. Tai kai mes susijungiam per fondą, Dievas karaliauja, Dievas centras. Ir tai yra fantastika. Kas norėsit, galėsit prisijungti. Ten sugalvosim, Dievas duos darbų kiekvienam iš mūsų. Ir gerų darbų, kad pasitarnautų visiems mums Dievo karalystės labui. Ta dvasinė Dievo karalystė. Nors Jėzus sakė, Dievo karalystė jau tarp jūsų. Reiškia, jeigu dvasinė Dievo karalystė manyje, dvasinė Dievo karalystė tavyje, mes gimė abu iš aukšto, mes darydami bendrą darbą, susijungę 2, netgi dar stipriau. Dievas sakė, kad dar stipriau, kai 2 susijungėt mano vardu ir prašot, viskas jums bus duota. Tai tai mes fonde taip ir darysim, viską gausim ir viskas mums bus duota.
vieta. Tai nežinau, ką dar galiu pasakyti. Būkit visi palaiminti, duokit jums bus duota, siekit, pjaukit, darykit gerus darbus, duokit po mažai, Dievas myli linksmą davėją, duok tiek, kiek nusprendęs duoti. Jeigu gavai ten kažkaip atlyginimą, žinau, kad 10 eurų įsikeisiu po eurą ir aš visą laiką būsiu pasiruošęs duoti. Pamatei vargšą arba ten vat širdį, iškilo kažkas, čiaunkšt, atidavė, nes tu jau pasiruošęs, tu žinai, ir tada prasideda tas geras procesas. Prasideda. Nu, ne 10, pasidaryk 5 po 50 centų, nesvarbu. Patį principą pradėkit naudoti šiandien. Būkit visi palaiminti finansais, laimė, meilė, gyvenkite Dievo karalystės principais, gyvenkite Dievo karalystėje, toje dvasinėje karalystėje, kol ateis Jėzus, ir džiaukitės gyvenimu. Iki.